Virš senosios mūsų sostinės, Žilojo Vilniaus, gaudžia vasario 16-osios varpai. Skelbia gėrį ir dorą, tiesą, artimo meilę ir iš pančių ištrūkusi žodį neša. Vasario 16-oji. Manau, suprasite mūsų jaudulį, mūsų pečius legiančią atsakomybę. Nebejauni esame, kam virš 30, kas ir 40 sulaukia, tačiau tokią šventę filmuojame pirmąsyk. Visoje Lietuvoje šiandien gaudžia varpai, plaikstosi trispalvės. Visoje Lietuvoje šiandien garsiai skamba žodis ligšioliai tartas pašnibždomis. Vilniaus arkikatedra. Valstybės atkūrimo dienai skirtos šventos mišios. Pilies gatvė 14 valanda. Leidžiasi ne šviesa nuo mūsų slėpės raištis. Leidžiasi tautinė vėliava. Po 71 metų tos pačios raidės, tie patys žodžiai. Po 71 neįveikiama yra tiesos ir šviesos galybė. Tarsi pavasariškojo pumpuro skleidimasis pačiame Vilniaus centre. Ties mūsų lietuviškų teatrų. Šiandien Vilniuje Akademiniame dramos teatre įvyko iškilminga konferencija Tautinės šventės Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Prisiminti ilgą kelią į vasario 16-ąją, apžvelgti tautinio atgimimo suvereniteto problemą.